Sveiki, esu Elvyra, finansų konsultantė. Turiu daugiametę patirtį verslo kūrime ir vystyme. Specializuojuosi asmeninių finansų valdyme ir smulkaus verslo mokesčio optimizavime. Teikiu individualias konsultacijas, kaip optimizuoti savo verslo mokestinę aplinką. O šiame video dalinsiuosi patirtimi iš asmeninių konsultacijų. PVM-as. 5 dažniausiai pasitaikančios klaidos skaičiuojant PVM ribą. Kada netampu PVM mokėtoju. Tos klaidos gali kainuoti daug. Jei tema aktuali, like ir prenumeruok kanalą. O dabar įsidėmėk 3 skaičius. 10 000, 14 000 ir 45 000. Tai sumos, kurias perkopus atsiranda PVM prievolė. Paskutinis atvejis, kurį vis dar dėliojame su klientu, mokėtinas 10 000 eurų PVM-as už 2022 ir 2023 metus plus delspinigiai. Būtent šis atvejis ir paskatino mane dar daugiau kalbėti apie tai. O jei tuos pinigus, kuriuos dabar teks sumokėti į biudžetą, būtų investavęs į kuriuos nors finansinius įrankius ir tai būtų uždirbęs. Kad ir, kaip pavyzdžiui, paprasčiausia depozitinė sąskaita tokia kaip Freedom 24, kuri suteikia galimybę kaupti savo pinigus su procentais nuo 3,86% eurais iki 5,31% doleriais metinių palūkanų. Čia toks vienas paprasčiausių įrankių, kuriame labai greitai pasimato investicinė grąža. Nes vos įdėjus pinigus, jau kitą dieną pamatysi pirmąją grąžą. Supratai teisingai. Ši sąskaita išmoka metinės palūkanas kiekvieną dieną. Tuo pačiu 5% nėra didžiausia grąža ir galimai labiau patiks ilgalaikiai taupimo planai, kuriuos išsirinkus 3, 6 ar 12 mėnesių laikotarpiui gali investuoti pinigus su dar didesnė grąža. Žinoma, kuo ilgesnis laikotarpis ir kuo didesnė suma, tuo pelningiau. Bet, kaip pavyzdys, 12 mėnesių laikotarpiui užšaldytas $1,000 gražintų 7,97% grąžą. Užšaldyti gal per stiprus žodis, nes pinigus gali pasiekti anksčiau. Turiu įspėti, kad atsiimant anksčiau laiko, prarasi palūkanas. Nuorodą ir visą info rasi komentaruose. Naudotis tikrai labai paprasta. Čia buvo lyrinis nukrypimas. Jei nežinai kiek, kur ir kada reiks mokėti mokesčių, įdarbink dalį pajamų. Paskui mažiau skaudės dėl priskaičiuotų delspinigių. O dabar trumpai ir glaustai, kada atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojų arba atlikus tam tikrus sandorius pateikti FR 0608 deklaraciją ir susimokėti PVM, dirbantiems savarankiškai. Jei vykdai veiklą, kurios pajamas gali būti PVM objektas Lietuvoje pagal PVM įstatymą, pasiekus 45 000 pajamų ribą per paskutinius 12 mėnesių, privalu registruotis PVM mokėtojų. Atkreip dėmesį, per paskutinius 12 mėnesių, ne kalendorinius metus. Pirma dažna klaida. Dažnas apyvartą skaičiuoja per kalendorinius metus, o reikia paskutinių 12 mėnesių. Pavyzdžiui, skaičiuojami sandoriai nuo 23 metų vasario 1 dienos iki 24 metų sausio 31 dienos. Bet jei matai, kad sausio viduryje jau pasiekė 45 000 ribą, sekančių sandorių sąskaitos turi būti išrašytos su PVM. Nebūtinai 21% priklauso nuo veiklos. Pats PVM sąskaitose neišskiriamas. Ir tada atsiranda prievolė teikti prašymą registruotis PVM mokėtojui. Jei tai vienkartinis didesnės vertės sandoris ir artimiausių metų tokių pardavimų neplanuoji, pakaks išrašyti sąskaitą faktūrą su PVM, pateikti deklaraciją FR 0608 ir susimokėti PVM. O toliau vėl sekti pajamas. Iš to išplaukia antra dažna klaida. Gyventojas vykdantis veiklą viduryje mėnesio peržengęs 45 000 pajamų ribą, sekančių sandorių tą patį mėnesį sąskaitas pateikia be PVM. Nuostolius, nes PVM teks sumokėti savais pinigais. Turiu atvejį, kai klientas dar 22 metų rugsėjo mėnesį peržengė 45 000 eurų pajamų ribą. Veiklą vykdė turėdamas individualios veiklos pažymą ir verslo liudijimą ir galvojo, kad šių abiejų veiklų pajamos nesumuojamos PVM ribai. Taigi, trečia klaida. Visos individualios veiklos pajamos, jei tai PVM objektas Lietuvoje, sumuojamos.
ir pasiekus 45 000 apyvartą privalu registruotis PVM mokėtojų. Arba, kaip minėjau, pateikti neregistruoto PVM mokėtojo deklaraciją FR 0608 ir susimokėti. Taip pat, jei įsigyji prekių iš ES PVM apmokestinamųjų vienetų per kalendorinius nuo sausio 1 iki gruodžio 31 dienos metus už 14 000 eurų, atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojų. Taigi, 4 klaida. Kai kurie apyvartą skaičiuoja kaip ir 45 000 eurų ribai paskutinius 12 mėnesių. Ne. Reikia kalendorinius metus. Į 45 000 eurų pajamų ribą netraukiamos sandorių, kurie pagal PVM įstatymą nėra PVM objektas sumos. Taigi, ne visos pajamos skaičiuojamos į 45 000 eurų ribą. Taip pat ir į 14 000 eurų ribą traukiami ne visi sandoriai. Tie, kurie nėra PVM objektas, neskaičiuojami. Registruotis PVM mokėtojų būtina iš karto pasiekus 45 eurų pajamų ribą arba 14 000 eurų pirkimo iš ES apmokestinamųjų vienetų ribas. Tai yra prievolė. Noriu atkreipti dėmesį ir čia raudonas šauktukas. Jei esi mažosios bendrijos narys ir gauni išmokas iš mažosios bendrijos pagal civilinę paslaugų sutartį ir tuo pačiu lygiagrečiai vykdai veiklą pagal pažymą, šios pajamos sumuojamos į 45 000 eurų ribą, nes išmokos pagal civilinę paslaugų sutartį PVM objektas. Būk atidus. Užsiregistruoti PVM mokėtojų nesudėtinga. Jungiasi prie mano VMI paslaugos, PVM mokėtojo registravimas, pildyti prašymą. Registruotis gali ir nepasiekus reikiamos ribos savanoriškai. Jei yra toksai poreikis. Vėlgi priklauso nuo vykdomos veiklos. Jei tavo veikla paslaugos, kurioms nepatiri reikšmingų sąnaudų, ko gero geranoriškai registruotis nėra finansiškai naudinga. Juolab, kad iškyla paslaugos kaina. Bet jei užsiimi prekybą ar gamybą ir perpardavimui gamybai naudoji arba įsigyji prekių ar priemonių su PVM arba iš ES, tapti PVM mokėtoju nėra jau taip ir blogai, nes galėsi pasinaudoti PVM atskaitą. Žinoma, atsiras prievolė teikti deklaraciją FR 0600 ir susimokėti PVM, bet tai o kam dabar lengva? Dar noriu priminti atvejus, ir tai yra tikrai svarbu, kai nebūdamas PVM mokėtojų privalai sumokėti PVM įsigijus paslaugas. Pavyzdžiui, perki reklamą socialiniuose tinkluose, esi pavėžėjęs ir užnaudojamas į programėlę, gauni sąskaitas iš ES registruotų apmokestinamųjų vienetų. Privalai teikti FR 0608 deklaraciją, priskaičiuoti ir susimokėti PVM. Jei nesi registruotas PVM mokėtojų. Paprastai tokioje sąskaitoje būna parašyta apie tokią prievolę, bet dažnas praignoruoja arba nemato, nepastebi įrašo. Konsultacijų metu į klausimą, kodėl nepriskaičiavai mokėtino PVM, būna ir toks atsakymas, ai, tai čia viena kita sąskaita, sumos menkos, nieko tokio. Mano atsakymas būna, galėsi pasikalbėti apie tai su mokesčių administratoriumi, kai pasibelsi tavo duris su mokestiniu patikrinimu. 5 klaida. Jei sąskaitą išrašome be PVM, galvojama, kad šio mokesčio mokėti nereikia. Akcentuoju, reikia, jei paslaugas perki iš ES apmokestinamojo vieneto, tai yra PVM mokėtojo. Pačiam prisiskaičiuoti ir pačiam susimokėti. Taip, kad stebėk savo pajamas, skaičiuok ir nepražiopsok. Jei tavo pajamos per mėnesį siekia 3750 eurų, jau pradėk rūpintis. Gal jau praeitą mėnesį turėjai prievalę registruotis PVM mokėtojų, deklaruoti ir susimokėti. Beje, tapus PVM mokėtojų dirbantiems savarankiškai atsiranda prievalė pajamas apskaityti pagal kaupimo principą. O dabar dar vienas skaičius. 10 000 eurų pardavimai ES šalių fiziniams asmenims. Jei prekiauji tokiose platformose kaip eBay, Amazon, Etsy, atsiranda prievolė registruotis OSS sistemoje, deklaruoti ir susimokėti PVM tose šalyse, kur nukeliavo tavo prekės ar paslaugos, pasiekus 10 000 eurų pardavimų ribą. Lietuvoje prievolės registruotis ir mokėti PVM gali ir nebūti, jei nepasiekia 45 000.
bet OSS sistemoje privalu. Tikėtina, kad šiais metais vykdantys tokią prekybą susilauks išskirtinio mokesčio administratoriaus dėmesio. PVM įstatymas vienas ilgiausių ir sudėtingiausių, todėl yra daugybė išaiškinimų, niuansų, komentarų ar išimčių. Šiame video paminėti tik keli dažniausiai pasitaikantis atvejai dirbant savarankiškai. Jei turi klausimų, rašyk komentaruose, atsakysiu. Arba bus kitas video tavo klausimo tema. Ačiū, kad žiūrėjai.